Taip, nu ką, pabandom, dabar jau sako, kad live. Tu matai tą puslapį? Tai, matau, kad live pas mus. O kur live? Mūsų live, bet klausimas, kur tas live? Tuoj bandau žiūrėti. Aš irgi savo ruoštų. Žydrūnas Sadauskas tavo. Rodo, jo. Gerai, tvarkoju. Tai turim dabar tada, ką padarom, reiškia, pasitikrinam garsus. Tai sveiki, mėlieji, kas matot, o mato, bent jau man rodo 0. Tai matyt, dar turi čia prieiti įsibėgėti. Panašiai, Merūnas jau yra. Taip, ir Merūnas rašo, du pliusiukai girdim. Liuks. Tai va, garsą turim, vaizdą turim. Tai panašu, kad viskas yra gerai. Ir kiek aš esu savo suaugusio žmogaus gyvenime daręs laivų, tai čia paprastai būna veidoskaitos vidiniuose puslapiuose arba kažkur tai viešai. Man vienas dalykas yra keistas kaip paradoksas, tai yra Merūnas visada būna tas pirmas žmogus, kuris ateina ir pasako, matom, girdim. Tai aš jo labai senai klausiu, ar jisai turi kažkokią specialią programėlę ar kažkaip tai, nes netgi toj pačioje veidoskaitoje, reiškia, kiekvieną savaitę, kai būdavo tie laivai, būdavo tokie konkurenciniai karai, kur, reiškia, kai kurios merginos bandydavo, reiškia, numušti Merūną. Bet kaip mes jau kajam, dar ne viena tokia mergina negimė, ta prasme, ir ne vienai dar nepavyko. Tai va, tai nežinau, Merūnas, tikriausiai kažkai ir kito labiau neišduosi savo paslapties, bet Merūnas yra tas, kuriam pirmam pavyko. Gerai, tai ką, garsą turim, viską turim. Kol dar kažkiek žmonių susirinks, tai galim truputėlį, kaip čia, pakalbėti apie orą. Tai klausimas tavo, Aušra, jau, koks oras Klaipėdoj? Klaipėdoj gražus ruduo, šiandien ryte gramdžiau pirmą sniegą nuo mašinos langų. Jo, buvo jau šiandien. Šiandien jau buvo minusukas, jo. Pačiam neteko biškį vėliau važiavau, bet mačiau, kad kaimyno jau ten išsitraukė ir tai privertė mane susimastyti. Aš galvoju, kur mano tas skrebutės. Taip, tai ir mes jau pamažu. Gerai, turim Onutę, turim Giedrę, turim Redą, turim Lietuvaitę Ingą, turim visus jau. Liuks, 23 žmonės žiūri. Tai aš manau, kad mes galim to laiko čia smarkiai netempti, prasme galim pradėti. Taip. Gerai. Tai ką, mėlėjai, šiandieną garsą jau pastikrinam, tai reiškia, šiandieną norim visų pirma pakalbėti apie tai, kad šitą mūsų live streamą remia patraukli.lt. Aš jau minėjau ten Facebook įrašuose ir dabar noriu gyvai tą patį priminti, kad patraukli.lt tik tai šito laivo klausytojams, tik tai tiems, kurie čia dalyvauja, reiškia, suteikia 40% nuolaidą. Tai viskas, ką reikia padaryti, įsirinkti savo patinkantį apatinį trikotažą arba komplektuką ir įvesti žodį vyrozaurai. 40% nuolaida yra jūsų. Dar kiek žinau, mano kolegė Aušra irgi turi kažkokią tai dovaną. Taip pat, Aušra, prašau. Kadangi šiandien mes kalbėsime apie tuos vyrus benykstančius ir apie tai, ko nori vyrai ir ko nori moteris, tai aš savo svetainėje mūzanamuose.lt turiu paskaitą apie pagrindinius vyro ir moters poreikius, bet paskaita yra skirta moterims. Tai tas, kas pasidalins šituo video įrašu ir pažiūrės iki galo, gaus dovanų mano paskaitą. Bet ne kiekvienas. Išrinksiu laimėtoją. Tu gerą dalyką priminėjai, va, ko aš nepaminėjau. Hebrytė. Tai apart to, kad jūs perkat 40% nuolaidą, viena iš jūsų, tai, kuri pasidalins šito įrašu ir tas pasidalinimas, aš paskui datą žiūrėsiu, reiškia, galioja tik tai šiandien, ta, kuri pasidalins šito įrašu, ta prasme, viena iš jūsų bus padovanotas bet kuris komplektas, kurį jūs galėsit išsirinkti iš patraukli.lt. Tai va, dalinamės, kaip čia, nežinau, priežasčių yra daugiau negu pakankamai. Va, tai turit netgi 2 prizus, yra Aušros prizas, yra patraukli.lt prizas, tai vienu žodžiu prizų lietus. Va. Na ir mes šiandieną norim pristatyti temą, kaip jau matėte iš anonso, kaip jau matėte iš renginio aprašymo, tema yra virozaurų beieškant. Savočiai galima sakyti toks linksmas pavadinimas ir klausimas toks, kokiu kampu mes čia bandysime apie tai pakalbėti. Tai pirmas dalykas ir svarbiausias tikriausiai yra tas, kad neturim su šito laivo tikslo ten kažkaip tai pakritikuoti vyrų, neturim tikslo ten kažko tai pažeminti, neturim tikslo netgi kažkaip tai klasifikuoti. Ne, tikslas yra pabandyti patiems savo kartu su jumis
paieškoti, reiškia, koks šiandieną yra tas vyriškumas, kokios to yra priežastis, kur mes einam, ar visi tame, kas yra šiandieną, reiškia, yra tuom patenkinti. Ir kaip jau supratote, reiškia, iš mano kolegės Aušros, reiškia, dalyvavimo šitam laive, tai mes pabandysim paieškoti dviejų kampų. Vienam kampe bus aš ir pabandysiu, reiškia, apibrėžti iš vyriškos pusės tą vyrišką pusę, o Aušra papasakos apie tai, kaip jinai supranta, reiškia, kaip tai matosi, kitaip kalbant, iš moteriškos pusės, būtent tas pats vyriškumas. Aušra, gal kažką norėjai pridėti? Ne, tai viską labai gražiai pasakyti. O tai dabar teks, nes... Norėjau žinai pridėti, Žydrūnai, kad jeigu turi žmonės klausimų, kad rašytų. Kyla klausimas, tegul rašo ir mes paskui pabaigoje kažkiek to laiko skirsim atsakyti klausimams, ar ne? Tai jeigu kyla, tegul... Man kas džiugu, kad turim vyrų, turim Merūną, turim Vidmantą, turim dar kitų. Tai labai fainai, nes kaip jau ir minėjau, reiškia vyrai, sakau, tikslo neturim ten kažko tai pabaksnuoti, pažeminti, sakau, nes būtų kvaila. Pirmas dalykas, kitas dalykas, kaip jau reiškia minėjau Aušra, tikslas nėra, reiškia, čia kažko tai suvalgyti, tikslas nėra kažko tai, žodis pažeminti galbūt per stiprus, bet ta prasme, nebandom iš to pasijuokti, o bandom paieškoti atsakymą, reiškia, kur yra problema. Gerai. Žydrūnai, nebus čia baisiai viskas rimta ir į vatą irgi neviniosim. Jo, į vatą neminiosim, ta prasme, pabandysim, ta prasme, pakalbėti iš esmės, bet kaip ir minėjau, sakau, jeigu kažkur skaudės, tai reiškia, kažkas tai tame yra. Tai pirmas dalykas, sekantis dalykas, ta prasme, noriu dabar paprašyti savo kolegės Aušros, nes tikriausiai yra žmonių, kurie galbūt nežino, kas yra Aušra. Tai trumpai prisistatyti, prašom. Tai sveiki visi dar kartelį, su Aušra Šekelytė, Mūza namuose įkūrėja, su moterų mentorė, su santykių psichologijos mentorė, padedu moteriams įvairių stadijų skyrybų procese, esu patyrusi psichologinis smurtas, žinau, kas yra narcisistinio tipo asmenybės, į mane moteris kreipiasi santykių psichologijos klausimais ir labai dažnai tai yra skyrybos, skirtis ar nesiskirti ir kaip tą padaryti. Tai pradžia baisi, Aušra specializuojasi ant skyrybų su tam tikros kondicijos asmenybėm, tai reiškia narcizai, psichopatai ir panašiai, bet supraskite truputėlį kitaip, ta prasme, ta patirtis, kurią turi Aušra, reiškia, leidžia čia pamatyti, kad būnė tas pats vyriškumas, reiškia, visai kito kampo. Aš labai trumpai save pristatysiu, kas nežinot, tikriausiai visi žino, tai labai trumpai reiškia, tokia nauja dabar susigalvoju savo pavadinimą, tai esu bekontaktinių žmogaus talentų, charakterio ir potencialo nustatymo metodikų treneris. Kodėl bekontaktinių? Ne, aš labai ilgai savo ieškojau, kodėl man patinka tik tam tikros metodikos ir aš radau, kad aš iš principo esu intravertas, o tai reiškia, ta prasme, kad man kontaktuoti reikia prisiversti. Jo, aš moku, esu nulaužęs tą reikalą, bet viduj nekaifuoju. Ir, pavyzdžiui, kažkas, kas YouTube žiūri mano senus video ir sako, kaip ten taip su ta tavo kūno kalba. Žinai, sakau, man tai buvo stresas. Pati žinai, apie ką aš kalbu. Pati kažkuria prasme tą praėjusi, bet į tą pusę ir spaudžiu, to prasme, be kontaktą, tai reiškia, eina žmogus gatve ir aš galiu kažką apie jį pasakyti ir man nereikia su juo kontaktuoti, sakyti, užpildyk testą, padarysim tą, padarysim aną ir panašiai. Tai va, sveikas Sauliau, va, kaip šaunu, kiek daug vyrų. Gerai, tai ką, tai dabar galim pradėti mūsų tą pagrindinę temą ir pagrindinė tema, kaip ir minėjau, reiškia, yra tas vyriškumas, vyrozaurai. Ir vyrozaurai per tą kampą reiškia, kad mes truputėlį pakalbėsim apie istoriją. Ir nei Aušra, nei aš nesam baigę kažkokių tai istorijos studijų, reiškia, tai pabandysim tiesiog truputėlį trumpai ir kalbant iš tos evoliucinės psichologijos pusės, jeigu mes eisim truputėlį per gyvenimą ir nagrinėsim pačią žmogaus evoliuciją, mes pastebėsim tokį dalyką, kad iš principo žmogus yra didžiulė gamtos klaida. Taram, laivas baigtas, galim dėti. Paaiškinsiu, ką reiškia žodis klaida. Man tikrai kažkada teko labai rimtai domėtis tą žmogaus evoliuciją ir iš tos antropologinės psichologijos pusės ir atradau labai nuostabių dalykų. Klausimas yra toks, kodėl žmogus išmoko vaikščioti ant dviejų kojų, tu nepatikėsi. Kažkada mes, kaip ir visos tos normalios beždžionės, gyvenom medžiuose, gyvenimas buvo gražus, ta prasme, valgėm bananus, kasėmės riešutus ir nieko mums netrūko. Bet atėjo toks evoliucijos etapas, kuriame įsivystė katės. Tai reiškia tigrai, leopardai ten ir panašiai. Ir didžioji dalis tų kačių visai neblogai laipiojo medžiais. Ir kada jos pradėjo laipioti medžius, ta prasme, mūsų protėviai beždžionės pasidarė labai nesaugios, ta prasme, jos pradėjo lipti iš medžių. Tai čia pirma dalis. Antra dalis, ta prasme,
evoliucijos eigoje išsivystė tokie gyvūnai kaip drambliai. Ir tie drambliai yra tokie šikniai, kurie, reiškia, labai ištrypdavo tam tikrus plotus. Ir tuose plotuose nebeaugdavo žolė, kur žmogus vis dar vaikščiojantis 4 galėtų pasislėpti. Tai dabar toje pačioje savanai, tam, kad aš galėčiau matyti grobį, man reikia atsistoti ant 2 kojų, tada aš galiu matyti toliau. Nu ir po truputėlį, reiškia, taip žmogus išmoko vaikščioti. Ir aš dabar galėčiau per bet kurį žmogaus parametrą, reiškia, mes visur pamatysim, kad tas parametras įsivystė iš principo iš trūkumo. Dabar, jeigu taip jau giliai neriam truputėlį ir kalbam apie tokius dalykus, kaip reiškia, pavyzdžiui, tą pačią evoliuciją, tai jeigu pastebėsit, gamta yra išbandžiusi visus variantus. Ką reiškia visus variantus? Yra tam tikro gyvūnų rūšis, ta prasme, kurios susilaukia palikuonių patys. Tai reiškia, jiems nereikia ten nei patinėlio, nei patelės ir panašiai. Tada yra gyvūnai, ta prasme, kurie išnešioja tos vaikus. Yra gyvūnai, kurie tai daro kiaušiniuose. Yra toks turminį, kokį jūs variantą tik tai galite sugalvoti. Visi variantai gamtoje kažkokia forma yra. Va, ir jeigu taip sąžiningai žiūrim ir dabar įsirikiuojam visus gyvūnus ir pastatom žmogų, žmogus yra pats silpniausias gyvūnas, paimkim, pavyzdžiui, ten greitį, gebėjimą ten, nežinau, žudyti, bėgti ir panašiai, visur žmogus pralaimi. Tai kas yra įdomiausia, reiškia, vienintelis žmogaus pranašumas gamtoje, tai yra intelektas. Ta pirma beždžionė, kuri sugalvojo, reiškia, kad tą riešutą galima skaldyti su lazda. Jinai ir buvo ta, kuri, reiškia, pradėjo šitą evoliuciją ir reikėjo pakankamai daug metų, ta prasme, kol iš to įsivystė tam tikri kompleksiniai gebėjimai. Tai kitaip kalbant, ta prasme, yra skaitoma, kad tas jau pagrindinis žmogaus etapas yra, kada žmogus sugebėjo ne tik kaip įrankį panaudoti kažką, bet jisai jau pats galėjo kurti įrankius, ta prasme, dar neegzistuojant problemai. Tai čia tas etapas, nuo kurio prasideda žmogus. Va, tai vienintelis mūsų ginklas, vienintelis mūsų pranašumas, vienintelis, dėl ko mes negalim tą patį gyvūną aplenkti su savo mašina, tai tik tai dėl to, ta prasme, kad mes turim intelektą ir mes sugalvojam tą mašiną. Tai va, tai žmogus yra didžiulė gamtos klaida, kurio pagrindinis ginklas, gebėjimas ir visa kita yra intelektas. Ir dabar kalbant apie tą intelektą, aš truputėlį noriu pradėti skirstyti, o skirstimas yra toks, kad žinau, kad ten lygių teisių ir dabar visi kiti, kurie pumpuoja tam tikras temas, ta prasme, tie autoriai nesutiks su tuo, bet vyro ir moters smegenys iš tos, reiškia, mąstymo pusės skiriasi iš principo ir klausimas, kodėl. Tam, kad suprasti visą tą kontekstą, reiškia, pasižiūrėkite į vaikus ir labai gerai būtų, kad tie vaikai būtų vienas iš jų mergaitė, kitas berniukas. Jūs pastebėsite esminius skirtumus, ta prasme, pas berniukus nuo pat mažens genetiniam lygmenį jau yra užprogramuotas toks dalykas kaip laimėti. Pavyzdžiui, aš būsiu pirmas prie lifto, pirmas atidarysiu duris, pirmas tą, pirmas aną. Ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, berniukui duodam mašiną, čia irgi labai svarbi detalė iš antropologinės psichologijos, 99,9% berniukų bandys įsiaiškinti, kaip veikia mašina ir ar galima tą ratą nuimti ar ne. Mergaitė gavusi mašiną galvoja, kaip čia bus, kai aš ant mašinos uždėsiu lėlę. Tai kurią pusę spaudžiu. Mergaitė nuo mažens, reiškia, ieško to socialinio santykio ir ryšio su daiktu. Ta prasme, kas ant jo dar galėtų būti, kas su juo galėtų būti. Berniukai priešingai, ta prasme, iš karto nuo pat mažens nuo gimimo bando įsiaiškinti, kaip veikia visata. Grubiai kalbant, koks bebūtų subjektas, ta prasme, tas mamos skalbimo mašinos ardymas ir visa kita, ta prasme, čia yra grinai susijęs su tuo, kad potencialiai didžioji dalis, ta prasme, berniukų yra linkę į tą tokią inžinierinę brūkšnys techninę pusę, suprasti kaip, mergaitės suprasti kaip, bet iš kito galo, tai būtent per tą socialinį ryšį, reiškia, klausimas yra, kaip tai galima sujungti tarpusavį, ta prasme, ir kas iš to. Tai mergaitės visada ieško to tokio socialinio ryšio, o berniukai, ta prasme, ieško, kur yra smegenys minkštoje vietoje. Tai čia pirma dalis, o dabar, ta prasme, jau einant per pačią tą vyro evoliuciją, dar visai ne per seniausiai, to prasme, kad ne per seniausiai, aš dar prisimenu tos laikus, aš kalbu iš to savo senelių, pavyzdžiui, laikų, tai šitą visą dar ne per seniausiai mes išeidinėjome iš tokio dalyko kaip patriarchatas, o tai reiškia, ta prasme, kad dominuojanti figūra yra tėvas, arba dar kitaip vyras, ir ten būdavo, kaip čia, ne visi vyrai buvo vyrais, bet būdavo pakankamai griežtai, ta prasme, kad vyro žodis yra pirmas, paskutinis ir panašiai. Per pakankamai trumpą laiką mes dabar dėjome iki to, kad yra lygios teisės. Ir dabar, kas man yra įdomu iš gamtos pusės, evoliucinė prasme, kad mes dabar einam į priešingą pusę. Į priešingą tai reiškia lygių teisų kontrolieriaus tarnyba ir visi kiti gyvūnai, ta prasme, dabar bando vis labiau pumpuoti tą momentą, kad tu gimėjai vyrų ir tu kaltas. Ir dabar, ta prasme, toks labiau stipresnis ir dominuojantis elementas yra moteris. Tai aš, matydamas paprastą žmogų, suprantu, kad evoliucinė prasme jisai labai dažnai šokinėja nuo vieno krašto prie kito krašto. Tai kažkuria prasme, ta genderinė prasme, reiškia, mes irgi kažkaip tai eisim į tą
pusę. Va, tai kas liečia vyriškumą, sakau, dar ne per seniausiai, nes ne per seniausiai dar buvo antras pasaulinis karas, prieš tai buvo dar kiti dalykai, bet į kurią pusę spaudžiu, kiek aš sklaidžiau tos istorijos vadovėlius, tos visos žymios kovos ir panašiai. Tai va, iš vyro tais laikais dar ne per seniausiai buvo reikalavimas heroizmas, pasiaukojimas, ten gebėjimas už save pastovėti ir panašiai. Dabar, kaip aš suprantu, laikai yra truputėlį kiti, ta prasme, ir tas vyro vaidmuo vis labiau minkštėja ir man kas yra tikrai keista, per pakankamai trumpą laiko tarpą taip suminkštėjo, kad minkščiau tikriausiai, dar bus, bet šiai dienai tai jau labai minkšta. Va, tai va toks mano matymas tos evoliucijos ir sakau toksai, va, mes buvom ten kažkur tai, ten klausimas apie vyriškumą net nekildavo. Va, ir kalbant dar apie vyriškumą, ką noriu labai svarbiai paminėti, man teko kalbėti su žmogum, kuris dabar gyvena Ispanijoje. Ir jisai sakė, kad toje mokykloje kas antras bukvaliai mokytojas yra vyras. Aš su tokiu pavydu šito klausiausi ir galvoju, blemba, kaip jiems fainai. Mano mokyklai būdavo tik tai darbų mokytojas ir fizinio, ir abu buvo prasigėrę vyrukai. Vienas pardavinėdavo inkilus, kuriuos mes sukaldavom, ta prasme, ir paskui pragerdavo. Antras buvo fizinio lavinimo mokytojas, kuris buvo nepavykęs sportininkas ir dėl to gerdavo. Tai ta prasme, tokio gero vyriško pavyzdžio mokykloje nebuvo. Ir ne per seniausiai aš turėjau konfliktą socialinėse tinkluose, reiškia, lygių kontrolierių tarnyba parašė, kad moteris yra nelaimingos dėl to, kad jų kišenės yra trumpesnis. Tai čia tas kognityvinis absurdas, bet aš nepatingėjau ir nuėjau į lygių teisų kontrolieriaus tarnybos tinklapį. Tenais yra žodis, reiškia, skyrius komanda. Aš suskaičiavau visus lytiškai ir paaiškėjo, kad pas juos tik tai 2 vyrai. Vienas yra vairuotojas, kitas ūkio dalies vedėjas. Tai aš nepatingėjau ir parašiau komentarą, kad gerbiama lygių teisų kontrolieriaus tarnyba, gal pradėkit nuo savęs. Va, tai tokie mano kognityviniai, reiškia, pastebėjimai apie tą vyriškumo praeityje. Tai jeigu taip trumpai suvesti, tai sakau, kažkada ir dar ne per seniausiai buvo reikalingas vyras. Tas vyras, kuris negaili savęs, ten gali padėti rytoj galvą, sunkiai daug dirba ir panašiai. Bet šiandieną, sakau, mes esam kažkur tai tokiai priešingai pusėje, apie kurią mes kalbėsim netrukus. Tai man, tai klausimas, kaip tu matai vyro evoliuciją iš tos istorinės perspektyvos? Na, iš tos evoliucinės tokios perspektyvos taip įdomiai kaip tu, aš nesigilinau. Aš matau tiesiog tokias bendras tendencijas, kaip tu sakai, paminėjai labai gerai, kad ar ne vyravo patriarchatas ir mes dabar pereinam prie kito modelio. Tai, kad moterys labai stipriai vyriškėja. Bet ten mes evoliucionuojam, vyrus auginam silpnus. Ir iš kur tas moterų vyriškumas ateina, kad mes pačios užauginam tos vyrus silpnus. Jeigu šeimoje auga sūnus, negebam sukurti santykio su antra puse, tai pasiemam tą berniuką ir kompensuojam visą tą dėmesį per sūnų. Globojam, neduodam atsakomybių, dedam pagalvytės, bet iš ten ateina tas super minkštas, super jautrus berniukas, kurį mes paskui suaugusios moteris bandom perdaryti taip, kaip mums norisi. Tai esmė tokia, kad moteris auklėja namuose, darželiuose, mokyklose, universitetuose. Ką tik pats ir paminėjai, ar ne? Tai ir mes turim tokią tendenciją, kad užauga tokie vyrai, kai moteris paskui turi pati raitotis rankovės, turi augintis ten kažką tarp kojų. O moterų ir vyrų prigimtinės duotybės ne tik tai smegenis, kaip ir tu paminėjai, bet ir prigimtinės duotybės ir tai, kaip auginti vaikus, kad galėtų atsiskleisti tiek vienos lyties, tiek kitos geriausios ir stipriausios savybės ir bruožai, mes turėtumėm kitaip. Yra toksai Tomas Jonas Girdijauskas, gal kas iš klausančių esat girdėjęs ir tu gal girdėjai, tai jisai labai palaiko idėją, kad turėtų būti berniukų ir mergaičių mokyklos. Nes berniukam, kaip sakai, domina ten, kaip tas veikia, mergaitėm kitaip. Berniukai yra kur kas aktyvesni, mergaitės lėtesnės, pasyvesnės, kruopštesnės, su berniuku reikia veiksmo, reikia adrenalino, reikia išsikrauti. Tai bet mūsų mamos moterys mokytojos mokyklose sodina tuos vaikus, tuos berniukus, nes tie nenustyksta vietose, bet taip mes tik tai jų tą visą potencialą gniuždom ir pamažu naikinam. Tai moteris, atitinkamai, kadangi pačios užsiaugina tokius vyrus, kurie tampa vis moteriškesni, pradeda aktyviai siekti karjeros, pamiršta savo jausmų pasaulį,
tampa šaltos, sausos, neįdomios, tokios kietos, siekios, kovojančios, agresyvios, o tas atstumia. Ir anksčiau moteris tikrai nebūdavo, atrodo, tokius. Jeigu ten dar giliau pažiūrėtumėm, kai buvo tos žolelių rinkėjus, o vyrai medžiotojai. Ne, moteris buvo vidaus reikalų ministerijos atstovės, vyrai buvo išorės reikalų ministerijos, užsienio reikalų ministerijos atstovai. Tai va, aš apie tas lygias teisės, tai žinot, gal čia kažkams nepatiks, pas mus yra tas, kažkur pasidalino apie tą 50 ir 50, tarkime, šeimos modelį, man jis asmeniškai yra visiškai neprimtinas, tai labai pyksta vyrai tie, kurie neturi pinigų. Tai apie tas lygias teisės aš noriu jokio formą pasakyti. Lygios teisės yra tokios, vyras uždirba, aš išleidžiu, vyras duoda sėklą, aš užauginu ir išnešioju vaiką. Vyras pastato namą, aš sukuriu namus, vyras atneša produktus, aš pagaminu maistą. Tai va čia tokios lygios teisės. Aš esu to senovinio kirpimo ir man toks modelis yra priimtinas. Lygios teisės man asocijuojasi labiau su pagarba kitam, su autentiškumo priėmimu kito, su laisvė daryti tai, kas man patinka ir užsimti tuo, kas patinka. Lygiomis teisėmis gauti tą patį atlygį, bet ne apie tai, kad mes visur vienodai kaip kariai varom arba vienodą aukštalipio darbą vienodai kokybiškai galim padaryti. Tikrai ne, mes labai stipriai skiriamės. Tai tiek aš ir matau, kad išsikreipia viskas, o iš tiesų mūsų siekis turėtų būti toks, kad aš duodu vyrui būti stipriausiu ir geriausiu ten, kur yra jo duotybės, o mes stipriausias ir geriausias ten, kur yra mūsų prigimtinės duotybės. Tai va, tada aš dabar visiems užduosiu tokią myslę, po to papasakosiu labai įdomią, bet tikrą istoriją iš savo gyvenimo. Ir papasakojęs tą istoriją atsakysiu į myslę. Dabar dėmesio myslė. Tai rašykit komentaruose, ką manot, o myslė yra tokia. Klausimas jums, kuo skiriasi vyras nuo patino? Rašykit savo variantus. O dabar tikra istorija, kuri nutiko Kaune. Į vieną iš, tų konsultacijų pas mane atvažiavo tokia labai turtinga šeima. Ir jie atsivežė 15 metų sūnų, kuris yra, jeigu būtų tinginių vaikų varžybos, jisai būtų komisijos pirmininkas, mes pagal jį matuotumėm. Kitas dalykas, jisai neteitų į tas varžybas, nes labai tingėtų. Ir dabar pagrindinis klausimas, kurį uždavė tėvai atvykę iš tą konsultaciją, jie ir sako, klausyk, Žydrūnai, mūsų vaikas neturi jokios motyvacijos mokytis, eiti į mokyklą, kažką daryti, klausimas yra toks. Tu kaip ten tų bekontaktinių metodikų treneris, gal gali pasakyti, ką čia reikia paspausti, kad pas vaiką atsirastų motyvacija. Tas vaikas su mumis, mes visi trys vienoje patalpoje ir vaiko vardas yra, sakykime, Tomas. Ir aš to vaiko prie tėvų klausiu, sakau, Tomai, tu matai problemą? Tomas sako, ne. Į kurią pusę aš spaudžiu, va čia ta pagrindinė klaida daugelio mamų, daugelio tėvų. Klaida yra tokia, kad tėtis ir mama pakankamai sunkiai pradėjo savo gyvenimą, gyveno kažkur bendrabuty, sunkiai užsidirbo pinigus, daug užsidirbo, tikrai žmonės padėjo savo laiką, savo žinias, savo norą, motivaciją turėjo ir panašiai. Ir kai jie užsidirbo, jie užlipo ant tokio grėblio, kuris skambėjo taip. Jeigu mes taip vargom ir pradėjom nuo nieko, galbūt mūsų vaikai taip neturėtų vargti. Tada, sukūrė tam Tomui visas sąlygas, kad Tomas augtų minkštai, patogiai ir taip toliau. Tai aš į kurią pusę grįšiu prie tos antropologinės psichologijos. Ten, kur mes dabar esam, santykinai galima sakyti, yra tik tai iš to, kad mes kažkuria prasme pakankamai gerai gyvenam. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsite istoriją, mes jau pakankamai ilgai buvom be karo, mes jau pakankamai ilgai buvom be visokių ten vargų, reikalų ir panašiai. Ir tai automatiškai, duoda aplinkybės, sukuria sąlygas visuomeniai degraduoti. Tai dabar grįžtant prie to paties Tomo, ten ir buvo klausimas, ką daryti. Žiūrėkit, pats vaikas nemato problemos, tai mano patarimas tėvam buvo toks. Jeigu norit, kad iš Tomo išlystų riešutukai, jums reikėtų paimti Tomą, ir nusiųsti į karo mokyklą. Ir būtų gerai, kad neskambintumėt jam kartą per savaitę, nesiųstumėt pinigėlių, tiesiog, jeigu Tomas bando išgyventi kažkaip tai pats. Mama sako, o viskas bus gerai? Sakau, nežinau. Ten du variantai. Arba Tomas prasilauš ir ten atsiras ta motivacija, arba Tomui bus blogai. Tai va čia mes nežinom, kas ten bus, kiek jau sugadintas yra Tomas, bet jeigu tikslas yra surasti motivaciją, tai
logika yra paprasta. Reikia sukurti sąlygas tam, kad išlystų motyvacija. Dabar grįžtu prie jūsų visų ir sakau jums, klausimas toks, kada jūs pakeliat minkštą vietą nuo sofos. Tik tai tada, kada yra problema, reikalas, kurį reikia įspręsti. Hipotetiškai įsivaizduokit, jūs visi laimėjo teleloto, sėdit minkštai ir patogiai namie, ta prasme, ir nieko daryti nereikia. Pas kiekvieną bus individualiai, bet pakankamai greitai mes visi degraduotume. Dėl ko? Nėra problemos, tada automatiškai nėra motyvacijos kažką tai daryti. Tai jeigu mes paimsim tą patį Tomą, tai Tomo problema tame ir yra, kad šitą visą Tomas turi viską išspręstą, grubiai kalbant, maistas yra sukramtytas ir paduotas į burną. Tai automatiškai Tomas neturi jokios motivacijos, ta prasme, stengtis. Ja? Gerai. Dabar dar atsakysiu myslę, matau jau čia eina. Tai klausimas buvo, kuo skiriasi vyras nuo patino, tai atsakau. Abudu turi tą, bet tik vienas iš jų turi pinigų. Žiūrėk, kaip Raimondas pakomentavo, patinas varo instinktyviai, vyras dar pagalvoja. Raimondai, nekomplikuokim, jau viskas paprasčiau. Abudu turi tą, tik tai vienas turi pinigų. Ir ne dėl to, kad čia pinigai būtų svarbiausia, bet ta prasme toks, tu sugebi pasiekti rezultatą, tai automatiškai turi, kalbėkim kitaip, reiškia, tam prilyginkim ir tas pačias bežionės prie to paties, tu turi resursą. Nes alfa patinas turi resursą, alfa patinas, jeigu dabar iš dabartinio vyro perspektyvos kalbam, jisai turi pinigų. Tadam, kažką už norėjai dadėti dar. Nieko norėjau pridėti tokį, kad komforto zona pačiam vyrui tampa kančia. Tadam, va ir Marūnas labai tiksliai atsakė, ta prasme, abudu turi trečią koją, bet tik vienas iš jų turi pinigų. Taip. Gerai. Tai va, tai aš manau, kad mes tą antropologinę, kaip čia tą pavadinkim, istorinę pusę apkalbėjom. Jau, tai dabar aš manau, kad mes galim priminti mūsų klausytojams, kad mūsų remia. Aš pamiršau pavadinimą. Patraukli.lt. Nes įdomus jo. Patraukli.lt reiškia, ir kaip minėjau kolegos, jeigu įvesit nuolaidos kodą virozaurai, tai automatiškai jums priklauso 40% nuolaida ir viena iš jūsų laimės bet kurį komplektą pasirinktinai, ta prasme, bet tai būtent bus ta, kuri pasidalins šituo laiku. Vyrai gali būti ir jūs, ta prasme, išrinksite savo merginai, nėra čia jokių lytinių apribojimų pas mus. Ir dabar mes einam prie antros mūsų dalies, ir antroji mūsų daly, reiškia, mes labiau norim pašnekėti, dabar jau aš kalbėsiu, reiškia, iš savo tos vyriškos perspektyvos, kaip mes suprantam vyrus vis dėlto tą gradacinę prasme, nes sutarkim taip, reiškia, kad taip, visi vyrai, beveik visi vyrai turi trečią koją, bet trečios kojos turėjimas dar nedaro vyro vyrų. Ir tada automatiškai, reiškia, atsiranda tas poreikis kažkokiai tai gradacijai, segmentacijai ir panašiai. Tai dabar aš kaip tų bekontaktinių metodikų treneris, reiškia, turiu savo tokią klasifikaciją. Ir pagal mano klasifikaciją, reiškia, vyrų iš principo yra 4 kategorijos. Užbėgdamas į priekį, didžiosiam raidėm sakau, kad techniškai kiekvienas vyras turi visų 4 kategorijų kažkokias tai užuomazgas. Klausimas yra toks, kas pas yra numeris 1, kas pas yra numeris 2, kas numeris 3 ir panašiai. Nes nuo to, kas yra, pavyzdžiui, numeris 1, priklausys, kur yra jo silpna vieta. Tada, pirma vyrų kategorija pagal mano klasifikaciją, tai yra vyriški vyrai. Vyriškas vyras, kaip suprantamas, vyriškas vyras yra tas, kuris, ta prasme, nemoka pasiduoti. Vyriškas vyras yra tas, kuris yra labai ryžtingas, aktyviai siekia savo tikslų. Ką jisai bedarytų, jisai turi būti numeris 1, tai gali būti sargas, stogdengys, pažįstus stogdengį beje, kuris yra vyriškas vyras, jisai numeris 1 savo srity. Kitaip jam neišeina. Įsivaizduokit, reiškia toks vaikiškas pavyzdys, bet vyriškas vyras nuvažiavo pas savo mamą į kaimą, reiškia, ir mama sako, klausyk, sūneli, reikėtų suarti bulves. Vyriškas vyras ateina į tą bulvių lauką, ten lauko gale stovi arklys ir jį pakankytas plūgas, jisai arkliui sako, pasitrauk, vis tiek nespėsi. Tada arklys vagos gale rūko ir vyriškas vyras vienas pats su plūgu aria, tai reiškia mėgsta sunkiuoju būdu, jam ten nuovargis, dar kažkas neegzistuoja ir panašiai. Tai čia tas archaiškas, tipinis vyriškas vyras. Ir dabar šitą visą prisiminkit žmonės, kurie yra aplink jūs ir pabandykit kažkuriuos pasegmentuoti, kurie atitiktų kažkiek tai, arba net labai šitą kategoriją. Ir dabar klausimas toks, koks yra vyriško vyro minusas? Iš karto užbėgu priekį ir pasakau. Pas vyrišką vyrą, dėl to jisai gali tiek daug padaryti, dėl to jis nemoka pasiduoti, dėl to jisai nejaučia skausmo, pas jį santykinai kažkuria prasme yra atrofuotas emocinis intelektas. Tai kitaip kalbant, ta prasme, jam toks jaus, seilės, jūra, arbūzai, ta prasme, čia ne apie jį. Antra vyrų kategorija, tai yra jau būtent priešinga ta pusė, tai yra moteriški vyrai. Kas yra moteriškas vyras? Jeigu su vyru bendrauji, ta prasme, ir pas jį visur šaudo emocijos,
nu, to prasme, ten jaučiu, nejaučiu, ten dar kažkas tai tokio. Tai mes turim tą moterišką vyrą. Antras požymis, kad pas jūs yra moteriškas vyras arba jūsų aplinkoje, tai bus tikrai gražiai apsirengęs, jisai tai žino ir jam svarbu, ką apie jį galvoja kiti. Trečias požymis, jeigu jūsų vyras turi daugiau batelių negu jūs, gali būti ir kitai. Ekstremaliam variante čia bus apsilankymai visuose tuose soliariumuose, ten nagučiai, pedikiūrai, manikiūrai ir visi kiti velniai, jam tai yra normalu. Jo, žiemą reikia nueiti pasideginti tą soliariumą, nes kažkaip ta oda netokia, jau čia odiška, vadinkim tai. Čia moteriškas vyras. Ir jeigu jūs grįžtat, pavyzdžiui, iš darbo, ir jūsų vyras pasitinka papūtęs lūpą ir sako, tu manęs nemyli, turim problemą. Ta prasme, jam emociškai kažko pritrūko, jo? Moteriškas vyras. Vieną parašyti papildomą, kad pasilgų tas. Bet pagrindinis požymis, ta prasme, yra, kad šitą visą, sakau, bendravime, bet kur, sakau, visų pirma ir visada šaudo emocijos. Ja? Gerai. Tai dabar žiūrėkit, ta prasme, kur čia yra problema. Pas jį pliusas yra tas stiprus, bujojantis ir, nežinau, vulkanizuojantis emocinis intelektas, kuris gali būti dresuotas arba nedresuotas. Dresuotas aš turiu minį, kad emocinis intelektas yra gerai. Klausimas yra toks, kas yra šeimininkas. Ar tas emocinis intelektas, ar tu jo. Čia pirma pusė. Antra pusė, iš karto užbėgu priekį ir sakau, pas, reiškia, moterišką vyrą silpniau išvystytas gebėjimas pasiekti rezultatą. Kodėl? O dabar įsivaizduokit, laukų bėga, reiškia, briedis ir jį vejasi vyriškas vyras. Ką jisai daro? Jisai vejasi, koja nukrito, jisai bėgdamas kolegom šaukė, sako, paskui pakelsim, su viena koja pasivėja briedį ir jį nudavė. Dabar bėga moteriškas vyras ir staiga pamato labai gražią žibuoklę. Arba saulė leidžiasi vakare, ta prasme, jisai sustoja, pasidžiaugia peizažu. Ir kai kolegos sako, tai ko nesivėjai, jisai sako, žinai, nejaučiu. Tada. Tai čia bus moteriškas vyras. Dabar šita visa trečia vyrų kategorija, tai yra berniukai, kurie užaugo pakankamai anksti, labai dažnai vienišose šeimose ir pakankamai anksti ir per anksti, galima sakyti, taip, reiškia, jie tapo perdėtai atsakingi ir tai yra vadinama tėviškų vyrų kategorija. Kas yra tas tėviškas vyras? Labai lengva matuoti pagal merginą arba moterį. Tėviškas vyras tai reiškia, jam patinka merginos be vienos kojos arba be vieno varžto. Kas yra tas be vieno varžto? Ta prasme, tokios mergaitės, kurioms reikia palaikymo, psichologinio palaikymo ir panašiai. Be vienos kojos, tai ekstremaliam variante, ką aš esu matęs, ta prasme, kad po tos mergaitės iš vaikų namų, iš dar kažkokių tokių įstaigų, kur ta prasme ten kažkokių reikalų yra, pakankamai dažnai susiranda tos tėviškus, ta prasme, ir kodėl. Vaikų namuose, kiek aš tai įsivaizduoju, ta prasme, ten pakankamai yra sudėliota viskas. Sudėliota, tai reiškia, miegant tada, darom tą, darom aną ir panašiai. Ir jeigu mergina yra silpnesnė, pas ją neįsivysto gebėjimas pačiai prisimti atsakomybę. Tai tas vyras prisimė. Aš papasakosiu ekstremalų pavyzdį, reiškia, teko man sėdėti pas kirpėją ir mane bekerpant, skamba telefonas, ta prasme, ir patys žinot, kad kirpėjai nepakelti, tai minus 20 eurų, ta prasme, tai reiškia, jinai pakelia. Ir supykusi sako, kada ateisi, tada ir pasakysiu ir meta ragelį. Man buvo smalsu, aš klausiu, sakau, kas nutiko. Ir kirpėja sako, skambino viena mergina, merginos, jūs supraskite kontekstą, ne? Skambino viena mergina kirpėjai ir paklausė, kiek atsinešti pinigų kirpimui. Jeigu žinot, kai išnueinat pas kirpėją, ten plus minus 50 eurų plaukia. Kiek dažų bus, ką darysim, ką nedarysim, tai niekada nėra apibrėžta. Ir tada paaiškėja visa istorija. Reiškia, šita mergina yra iš vaikų namų, turi vyrą, kuris už ją 15-20 metų vyresnis. Ir jinai yra vienintelė jos klientė, kuri ateina į kirpyklą kartu su savo vyru. Ir kai jinai atkerpa ją, jos vyras paduoda kirpėjai pinigus. Tadam! Ir visa problema, kaip aš ir minėjau, ta prasme, jinai iš vaikų namų ir tai, kad jisai toks, tai reiškia visas jos gyvenimo sritis kontroliuoja, jai puikiausiai tinka. Tai tėvai tai yra globėjai. Ja? Dažnai pas mane ateina, reiškia, irgi merginos ir sako, noriu tą ir tą vyrą suvilioti. Ir jeigu ten tėviškas tipas, aš visom sakau, klausyk, tu jam papasako, kaip tu vaikystėje iškritai iš vežimėlio, tavęs niekas nepakėlė, šiuo metu esi be darbo, užvakar tave išprievartavo, kas ten dar, kuo daugiau nesąmonių bus, ta prasme, tuo didesnė tikimybė, kad jisai tau norės padėti. O be padedant, gali būti, kad nukris pieštukas arba dar kažkas, ta prasme, tai gali peraukti santykius kažkokius. Tai variantų ten daug. Bet idėja ta pati. Einam į ketvirtą. Tėviško vyro problema, arba minusas, vadinkim taip, yra tas momentas, ta prasme, kad tėviški vyrai iš principo yra pagal Karpmano trikampį, reiškia, gelbėtojai.
Gelbėtojai tai yra, ta kaimynė be vienos kojos neprašo pagalbos, bet jisai pats eina ir siūlos. Tai jie tokie, kažkam padėti, kažko pasirūpinti ir panašiai. Tai kitaip kalbant, reiškia, iš tos minusinės pusės, jie turi savybę pamiršti, pasirūpinti savimi arba tą savo resursą, kurį turi, koks jis ten bebūtų, ta prasme, labai dažnai ištaško tom pagalbom. Tai kaip ir mama, santykinai galima sakyti, jeigu imam kaip archetipą, taip ir tas tėvas, ta prasme, jisai tas toks, visus išgelbėsiu, visus paglostysiu, visiems padėsiu ir panašiai. Taip. Dabar nueinam į 4 kategoriją, tai yra vaikiški vyrai. Kas yra vaikiškas vyras? Jeigu jūsų vyrui 45 plus ir jūsų vyras dar iki šiol sprendžia dilemą būti gaisrininku ar policininku, mes turim problemą. Jo, tai jeigu Tomukas iki šiol dar nežino, ką jis veiks šitam pasaulyje, vaikis dar neužaugo. Tai negebėjimas pasiekti rezultato, neturėjimas rezultato, kosminių pilių statymas. Vyriški vyrai labai dažnai pasižymi tom, kad susipažįsta su mergina ir sako, paskolink vištukas. Jis sako, kam? Jisai sako, žinai, verslą darysiu. Ten kokie nors restoranai, ten lėktuvai, kažkas tokia, ta prasme. Bet turime ten jų fantazijos reikalas, bet aš tą pusę ir spaudžiu, kad šitą visą jie svajotojai, vadinkim tai. Ir nieko blogo, ta prasme, kada tu esi vaikas ir vaikystė. O dabar, kad suprasti, kaip tai veikia, ne? Paimu tik tai save, kad čia ne dėl to, kad noriu kažkaip pasigirti, ne, bet mano logika yra tokia. Aš specialiai mokinuosi būti tuo vyrišku vyru. Tikrai, nes ta prasme dar pakankamai kaip čia nesenai, tai buvo mano silpniausia vieta, toks, nes labiau dominavo ta moteriška pusė, tos emocijos, jūra, arbūzai, tada buvo pakankamai tos vaikiškos, o mano vaikiška pusė yra ta pati kūryba ir šiandieną, ką aš veikiu, aš save dominuojančiai realizuoju kaip tėviškas tas. Bet tas tėviškas turėjo tą tokią bėdą, kad čia sakau, kasdieną rašė Facebook'e, toks, ta prasme, to tokio gelbėtojo savanorių buvo pakankamai daug. Tai aš tą reikalą truputėlį mažinu, ta prasme, pakankamai stipriai mažinu, ta prasme, ir labiau einu į tą tokią vyrišką pusę, okei, aš padedu kitiems, bet klausimas toks, kas iš to, ką aš turiu dėl to padaryti ir panašiai. Kalbant apie tą moterišką pusę, tai dar čia toj žiloj jaunystėje, ta prasme, emocinis intelektas pas mane buvo tas pirmoje vietoje, tai reiškia, kaip čia grubiai kalbant, viduriuodavau tom emocijom, Dieve tu mano, ta prasme, buvau karštas vaikinas. Ir šitą visą gyvenimas taip kažkaip vedė ir mokino, ir aš šiandien suprantu taip, kad mano ta moteriška pusė yra tai, kad aš mokinuosi gyventi su savo emocijom, dalintis ir panašiai. Jeigu taip trumpai suvesti į tą tokią piliulę, kas iš to, techniškai kiekvienas vyras turėtų įsivardinti, kas pas yra numeris 1, 2, 3, ir tada klausimas toks, kuri mano silpniausia vieta ir ką aš su tuo turiu padaryti. Tai, pavyzdžiui, mano vaikiška pusė tai yra, kaip ir minėjau, reiškia kūryba, jos daug ir šitą visą dviračiai prie to paties. Tada tėviška yra mano pagrindinis veikimo būdas, tada mano moteriška tai yra būtent tas emocinis. Kalbant apie moterišką, sakau, turiu švarkelių kolekciją, turiu batelių ir panašiai. Bet čia nesvarbiausia. Svarbiausia yra, ką aš darau su savo emocijom, ar aš sugebu suprasti savo antros pusės emocijas ir panašiai. Ir vyriškas tai yra tupai rezultatas. Tai grubiai kalbant, patiek balansą ant stalo, mes kalbėsimės. Tai aš ganau savo visus 4, ir tą noriu, kad vyrai išsineštų bent jau iš manęs, iš tos pusės. Tada, tai tokia mano klasifikacija vyrų, kaip ir minėjau, pakartosiu didžiosiom raidėm. Jūs visi vyrai turit visus 4. Klausimas yra, kas number 1, 2, 3, 4. Viskas. Tada iš to suprantam, kad su vienu viskas tvarkoja, galbūt jį reikia ir pamažinti kažkuria prasme. Klausimas toks, ką padaryti su kitais. Ir kada tie visi 4 yra kažkuria prasme balanse, tai reiškia jūs ganot, tada automatiškai aš taip suprantu tą vadinamą vyro darną. Tai jisai turi ir rezultatą, vyrišką pusę, jis turi gerą santykį su kitais ir ypatingai su artimais žmonėms, čia jo emocinė pusė, tada jisai tas, kurį kaimynai sako, geras žmogus, bet ne per daug įsijaučiant, ir jisai kūrybiškas, linksmas ten ir panašiai, čia jau to vaikiška pusė. Tai paprastai. Tada, toks mano matymas. Kaip dabar vyrus mato moteris, Aušra? Dabar jau tu pasileisk plaukus. Oi, pasileisiu. Taip, kaip mato dabartinės moteris, apie dabartinės moteris. Kažkaip mes matom dažnai matom išorę. Gražus ir turi gražų, gerą automobilį, didelį namą, kietą presą, ir viskas. Ant bangos dabar tas narcisizmas, išorė, tie materialiniai pasiekimai, tai vien tik ant to moteris būna labai stipriai pasimauna, nepabijosiu to žodžio, ir pasikabina. O iš tiesų vyras yra apie ką?
ką ir tu minėjai, Žydrūnai, ar ne, vyriškas vyras, pasakiau, padariau, patikima, tvirta, saugu, brandu, vyras rezultatas, veiksmas. Moteris labiau apie jausmus, apie buvimą, apie pasimėgavimą, apie malonumą. Tai moteris mato vyrus dabar taip, kad tos, kurios ieško vyro, ar ne, vyriško vyro, jos labai stipriai pasigenda tos tikrosios lyderystės, vedimo, gynėjo savybių, kas mūsų moteris labiausiai ir patraukia. Mūsų poreikiai yra artumas, pradedant emociniu, baigiant fiziniu, saugumas, emocinis, fizinis ir finansinis ir rūpestis mumis kaip moterimis. Tai vad, ką mes matome dabartiniai visuomeniai ir kokios yra tendencijos, tai kad vyrai labai stipriai mėgaujasi, kaifuoja, žaidimėlių žaidžia, tinderiukį sėdi, presiuką demonstruoja, bambuką vairuoja. Aš čia taip, žinot, šarvuoju, nepriimkite asmeniškai, mėly vyrai, kurie čia žiūrite. Bet esmė, kad to berniukiškumo ar vaikiškumo yra tikrai labai daug. Ir mes labai pasigendam lyderystės ir vedimo. Atėjau, pasakiau, sudėliau planą, mes eisim čia. Tai to labai labai trūksta. Tai vyrai ieško patogumo, gyvenimas susimetų, žinot, patogu, intimumas be atsakomybės, čia mes 50-50 pasidalinsim, bijo atsakomybės, neapsisprendžia ir nesirenko, naudojasi moterimis. Moteris, būdamas nuo santuoko, išeina į dekretą, netenka pajamų, o tada tas rėkia. Taigi man vienam per sudėtinga, taigi aš negaliu išlaikyti ir tavęs ir darbai. Nu, tai kaip čia dabar? Tai va, ir tepas lydas. Kūnai tvirti, stiprus, o emocinės brandos trūksta. Rūpinasi labai stipriai savo žaisliukais, motociklai, mašinos, laikrodukai, o prašosi atsikraustyti pas damą. Arba ieško ten vieno kambario butuko papigiai. Gyvena socialinėse tinkluose ir galvoja, daro tokia tendencija, irgi čia iš seno atėjusi. Kas vyrai galvoja, kad tai yra viskas, aš vyras, o iš tiesų vyras nėra tik apie tai. Tai vad galvoju, pinigus parnešu, negeriu, nerūkau, nemušu, esu pats geidžiamiausias jaunikis, deja, to nepakanka. Vien tik tai pinigas nereiškia, kad vyras jau yra tas vyras, vad kaip tu Žydrūnai paminėjai, ar ne, vyriškas vyras. Tai gali kažką turbūt pridėti, ar ne? Tai aš vis noriu, tai jeigu pagal tavo klasifikaciją, ir žiūrim iš merginos perspektyvos, kurie eina į pasimatymus, tai dominuojantis tipai yra. Gražuoliukas. Jo? Tai aš papasakosiu. Kaip atpažįstamas gražuoliukas? Sixpackas, senas BMW, abibas treneriai. Tai nelink to, ne? Aš galvoju, kad bendrai. Supratau. Ne, aš čia norėjau pasakyti, kaip bendrai, kokią vyriškumo tą tendenciją mato moteris. Tai vat viską ir sudėjau. O dabar yra keletas tipų, kuriuos aš esu išskyrus, apie kuriuos taip pat esu įrašusi. Pirmas yra pasakorius arba per brūkšnelį etatinis laikintojas. Tai vyras, kuriam yra įdomus bendravimas online, internetinė erdvėje. Ir kaip Žydrūnas sakė, jisai turi to labai daug vaikiškumo. Jisai stato smėlio pilis, piešia šakėm ant vandens ir kuria kažkokias istorijas. Susitiksim, padovanosiu, padarysiu, nuvažiuosim, mylėsiu, išlaikysiu, susituoksim. Kuria istorijas. Tai va čia yra toksai pasakorius. Daug daro, milijonai pasiteisinimų, rezultato nėra. Tai jo pagrindinis bruožas maitinti pažadais ir patiktukais, virtualiom visokiom gėlytėm. Kokia pasiekmė, neturėsit vyro, iš vis jo net nėra, su jo net neina į kontaktą išeiti. Bet jis jūs laiko už virvutės pakabinta kažkur online. Tai vat vengti tokių. Kitas tipas yra tikras draugas, mielas vyrukas. Dažniausiai visada vakarietis, pastebėsit irgi, kaip Žydrūnai sakė, kad augino viena mama, nebuvo tinkamo vyriško pavyzdžio. Jis labai jautrus, labai pažeidžiamas, labai gerai sutarė su moterimis, pilno tarp jo draugų yra moterų. Jam reikia moteris, kuri jį visą laiką užjaus, supras, taip kaip darydavo mama, jeigu jinai buvo emociškai prieinama. Tai moteris į tokį vyrą dažnai kaip į vyrą nežiūri, nes jam labai stipriai trūksta vyriškumo, stuburo, jos jį žiūri kaip į draugelį, draugė per brūkšnelis, vyras per brūkšnelį draugė, ne? Bet jį kaip į vyrą, kaip į patiną, kaip į partnerį būsimą arba galima nežiūri. Kokios pasiekmes?
Jisai bijos įžeisti kitą moterį dėl to, kad galėtų jūs apginti, jisai bijodamas įžeisti kitą moterį, jisai jūs apgins. Su tokiu susidėjus arba su tokiu sukūrus santykius jums teks būti mama ir užsiauginti, kaip sakau, vieną daiktą tarp kojų. Medžiotojas siekia sėkmės tiek materialiniam plane, tiek su moterimis. Dažnai turi ne vieną, toks alfa patinas, gal čia Žydrūnas apie tokius daugiau galėtų papasakoti, ar ne. Renkasi, kas jam gražiausia, kas geriausia, gali būti ganėtinai brutalus, seksualumas jam labai svarbus, toks veržlus, energingas, bet esmė, kad pas jį dominuoja testosteronas, emocinis intelektas ne visai išvystytas ir jo tikslas yra kuo daugiau sumedžioti. Tai jūs niekada nebūsite tokio vyro prioritetų sąraše, gausite dėmesio prabangom. Ar sutinki, Žydrūnai? Jo, tai pirmas tas tavo pasakorius, tai čia, kaip ir minėjau, aš irgi pakcentuosiu, tavo pasakoriai yra vaikai. Prisimink, ta prasme, vaikystėje, kai mes susėsdavom prie laužo ir pasakodom baisias istorijas. Ir ten būdavo fantazija liejasi laisvai. Ir štai ateina voras, va. Ir šitą visą kiek yra tekę sutikti porų, kur, irgi ant skyrybos ribų ir pagrindinė problema ir būdavo tame, kad šitą visą susipažinom, sužavėjo. Tokias nupiešė pilis, aš galvoju, Dieve, tu mano, kur tu anksčiau buvai. Bet kažkur paskui su tom pilim ten buvo problema. Ir ekstremalių variantą papasakos, reiškia, sėdi jisai pas ją, šiuo metu neturi darbo, nes jisai ruošiasi daryti verslą. Ir jisai vieną vakarą jai sako, nori picos? Jis sako, norėčiau. Jisai sako, tai nupirk. Tai va toks ekstremalus. Va, tai ten pasakorius. Dabar jo, tie mėly berniukai teisingai čia pritaptų prie mano tos tėviškos kategorijos, tai toks nedaug pavalgyti, daug kažką pagloboti, kažkam galvą paglostyti, išklausyti, bet kada ir panašiai ir panašiai. Tada, o tie patinai, medžiotojai, vadinkim taip, ką tu irgi minėjai prieš tai, taip, čia ta vyriška vyrų kategorija ir klausimas, kodėl jie taip daro. Jie būtent ir renka tai, ko jiems trūksta. Tai kitaip kalbant, jiems trūksta to emocinio intelekto. Ir dabar kalbant apie tai, kad šiai dienai nėra to poreikio medžiotos pačius briedžius, ta prasme, tai jam tos sumedžiotos merginos savotiškai atitinka tą patį briedį. Tai reiškia, kuo daugiau užkariausiu, yra tekę sutikti, ta prasme, tai ten, nežinau, kur tai bebūtų, reiškia, jeigu vyrukas jau pradeda ten kaip čia, per karą kariai ant lėktuvo dėdavo žvaigždutes, kiek lėktuvų numušė. Tai yra tam tikra vyrų kategorija, ta prasme, kurie ten va. Tai ir supranti, ta prasme, kad bičias medžioja. Jo, bet čia jau vyriška kategorija, nes kodėl bičio kategorija, ta prasme, vyro kategorija, jisai turi resursą. Taip, jisai jau medžioti gali, jis turi tas... Jo, jis turi resursą, jisai gali viskas tvarkoti, ta prasme, jeigu prisidirbs, jis turės su kuo ir už ką atsakyti, bet šitą visą iki to momento, tai jisai... Moralės principai jam nelabai galioja, jisai turi tikslą. Taip. Bet jisai žiauriai nenori prisirišti, nes bijo to emocinio artumo. Taip. Tai dar yra porą tokių vyrų kategorijų, kurias aš matau kaip moteris ir kurias mes matom kaip moteris, tai yra tikras princas. Tai tokie nesubrendę vyrai, irgi narcizai, galimai visokie psichologiniai smurtautojai, egocentrikai, kurie neturi tos vidinės savivertės, bet turi tą išorinę arba ją slepia po kažkokiais daiktais arba kažkokiais savo pasiekimais po karjerą. O iš tiesų nėra iš ko tenais pūstis ar netrūksta jam dažnai ir sėkmės ir tų pačių resursų, kad būtų visa apimantis resursai. Daug netikro įvaizdžio, dirbtinumo, kaip tu sakai, lakuoti bateliai, dažnai kritika moterims, aukšti labai reikalavimai, laiko save tobulų, idealiu ir šiaip tai dar negimė pasaulyje tokia moteris, kuri galėtų padaryti laimingą. Tai va čia ieško tobulos, princas. Aušra, bet čiagi tobulai sutampa, ta prasme, šitą kategoriją atitinka mano moteriškų vyrų kategoriją. Kas už tą princesę, kabutėse bus geriau, gražiau ir panašiai. Taip. Kas nežino, trumpas anekdotas, mes kažkada su Aušra lankėmės tokioje teatro studijoje ir toje teatro studijoje mums skaitimams reikėjo tokių mini pjesyčių, kaip čia tekstukų tokių. Ir aš įvedžiau čia GPT ir sakau, parašyk man, reiškia, Romeo ir Džiuljetos sceną po balkonu, bet parašyk taip, tarytum tas Romeo yra narcizas. Tai dabar įsivaizduokit tą sceną ir čia bus tas moteriškas vyras. Ateina Romeo, reiškia, po balkonu, sako labas Džiuljeta, Džiuljeta sako labas Romeo ir jisai jai sako, naktis graži, aš gražesnis. Čia grinai ta moteriška kategorija. Taip, tai kas laukia? Vaikinukas, kuris savim įsimylėjęs, ta prasme, jis turi labai gerą emocinį santykį su savim. Kaip gerą, ten aišku, galima ginčytis.
Jisai iš kitų reikalauja patvirtinimo, ta prasme, kad jisai tas. Tai automatiškai prie to paties. Tai ką aš noriu pasakyti, kas laukia moters santykiuose su tokiu princese, tai nesijausit niekada pakankama, su laiku kris savivertė, jeigu tai bus manipuliuotas smurtautojas, tai sušlubuos sveikata, neteks draugų, pinigų, žodžiu, pasims visus jūsų resursus, nes princesiai reikia visko. Gyvensite emociniuose kalneliuose, nes jis dar to pačiu ir emocionalus toksai būna. Žodžiu, galite tapti isteriškai, emociškai išsibalansavusi. Tikro, nuoširdaus ir gilaus dėmesio, kokio norite santykėje, tikrai iš tokio žmogaus nesulauksite, nebent tik tai tiek ir tol, kol bus tai naudinga jam. Ir tokia viena iš paskutinių kategorijų yra riteris karalius. Tai kai pamilo vieną, tai pirmieji yra ištikimas, rūpestingas, saugo, gina, lojalus, patikimas. Jo vertybės yra šeima, tvirta, stipri, moteris už tokio vyro jaučiasi kaip už sienos, ištekėjusi. Bet jis irgi ieško tokios pačios moters, lojalios, ištikimos, atidavusios, tokios, kuri tikėtų juo, kuri palaikytų ir jų komandą, yra stipri su tokiu vyru. Bet čia jau retas briedis. Tai tu pats retas briedis, ar nesakyk, kad Leilai pasisekė? Pasisekė. Ne, bet iki to reikėjo daryti ir pakankamai sunkiai. Tai gerai, bet ateinama, tai yra tokių vyrų. Tai ateinama, tai čia gal kaip rezultatas, bet ta prasme toks žiūri savo aplinkoje. Yra, aš turiu, mano draugė neseniai tuokėsi už savo vyro, riterio, man tai yra visiškai karalius vyras, taip. Pažįstu tą tavo draugę. Ten buvo, taip. Ir dabar tau iš karto sakau, ir aš jam sakiau, ir tau sakau, tas vyras yra tėvas. Bet labai vyriškas. Vyriškas turi rezultatą, viskas tvarkoja. Ta prasme, iš tų visų 4, ta prasme, pas jį pirmas, aš kalbu iš santykių pusės, tai yra tėvas. Iš rezultato pusės jo yra vyras. Tai ką tu dabar tuo pasakydamas pasakei, aš išversiu kitaip irgi, kad, žinai, kaip moterimi gimstama, o dama tampama, tai berniukų gimstama, o vyrų tampama. Tai čia tas pats reikia. Taip, reikia pastangų, reikia veiksmo, reikia užaugti iki vyro. Ir dar pridėsiu, reiškia, kažkada irgi turėjau garbės būti tokiam vienam vyrų klube, kuris paskui subirėjo, nes paaiškėjo, kad tiem vyram, kurie yra vyrų klube, labai trūksta vyriškumo. Paaiškinsiu labai trumpai, reiškia, pagrindinė problema buvo ta, kad visi vyrai pakaitom turėjo pradėti prisimti atsakomybę ir organizuoti sekantį klubo susitikimą. Nieks neorganizavo, išskyrus ten 2 vyrus, bet ne apie tai kalba yra apie tai, kad, reiškia, mes ten bandėm irgi savo išsigryninti, kas yra tas vyriškumas ir kokį įdomų dalyką priėjom. Klausimas yra toks, čia mes dabar kalbam, vyriškas vyras, moteriškas, tėviškas, vaikiškas, kam iš principo to reikia. Tai pažiūrėkit, koks įdomus dalykas, vyrai, čia dabar iš vyriškos perspektyvos kalbu, čia koks aš esu ir kaip aš save susirinkau, tai aš puikiai suprantu, kad rinkau save ne dėl savo žmonos. Rinkau save ne dėl kitų, bet čia labai svarbus yra dalykas. Ta prasme, jūs ne savo žmonai turit patikti, ne savo, nežinau, ten kolegijai, bosui, dar kažkam. Tai pagrindinis dalykas, ta prasme, kuris mane veža iš tos vyriškumo pusės ir tas būtent tų visų 4 vyrų ganimas, tai yra tas momentas, ta prasme, kad aš tada gerai jaučiuosi su savim. Iš vyriškos pusės, ta prasme, aš ten kažkuria prasme didžiuojas, kad pasiekiau tą, padariau tą, užsimaniau ir padariau. Tai čia ta mano vyriška pusė, iš tos emocinės pusės, patys puikiai sutiksi, ta prasme, kad geras emocinis santykis su tuo, kas yra aplinkui tave, kažkuria prasme yra svarbu. Iš tos tėviškos, ta prasme, kažkam padėjau, čia jau bendra žmogiška, nueikime į sielas, ta prasme, žmogus irgi jaučiasi gerai. O kad tai nebūtų labai sukaustyta ir sausa, tam reikia vaiko. Tai tie visi pasivažinėjimai su dviračiais, lankymasis tam pačiam teatre, ten kvailiojimas kažkur ir panašiai, ta prasme, čia mano vaikiška pusė. Tai iš to ir gaunasi, ta prasme, kad sakau, aš tai darau sąmoningai, bet idėja ta pati, kad šitą visą, man tų 4 ganimas ir kažkuria prasme savęs tobulinimas, man tai yra santykis su savim. Ir tai nėra kažkoks narcisizmas, idėja yra kokia. Žiūrėkit, jūs galite savo žmoną pasiųsti velniop, jūs galite savo vaikus priduoti vaikų namus, jūs galite savo bosą pasiųsti velniop, bet 24 valandas, 7 dienas per savaitę jums reikia būti su savim. Klausimas yra toks, koks mano santykis su savim tas 24 valandas 7 dienas per savaitę.
Čia visa esmė. Tai va, ta prasme, aš ne kitą vyrą turiu nugalėti, aš ne kitą žmogų turiu nugalėti, aš save turiu nugalėti. Ir jeigu aš nugaliu save ir gerbiu save, toj pačioj pergaliai, kur tai nebūtų, ta prasme, aš tada automatiškai turiu šansą kažkokį tai nugalėti kitą, būti kažkur geresnis ir panašiai ir panašiai. Čia jau atskira istorija, kas kur, bet idėja ta pati. Tai esminis dalykas, sakau, toksai, ne jūsų žmonoms to reikia. Ir va šiandieną, pavyzdžiui, tam pačiam Facebook'e aš irgi parašiau ir paklausiu merginas, ką vertinat pas vyrus. Kas neteigia, kaip paskutinis įrašas Facebook'e, ta prasme, po šituo laivu. Ir ten parašyta, patikimas, už jo jaučiuosi saugiai, ta prasme, tada dar buvo emociškai brandus, kalbantis, kas antra moteris paminėjo ir panašiai ir panašiai. Va, tai žiūrėkit, aš nekalbu su tą moterim ir aš sakau, aš esu toks super duper vyras, ta prasme, nekalbu, klausimas toks, aš kažką laimėjau? Ne. Pergalė, jeigu tos pergalė, ta prasme, toj pergalėje nėra kitų, ta prasme, tai yra mano, aš kitaip pasuksiu. Nuvažiuokit į svetimą šalį kažkur tai vienas, pabūkit. Ir pamatysite, ta prasme, kad kelionė su kažkuo yra visai kita kelionė. Ne dėl to, kad reikia su kažkuo keliauti, aš šitą pusę ir bandau pasukti, ta prasme, kada ta tavo pergalė yra vertinama kitų, tai va tada yra rezultatas. Tai lygiai taip pat ir čia, ta prasme, tai va nulaužęs tą savo buką uždarą. Čia iš principo vaikiškumas. Vat, kai vyras sako, žinai, aš nekalbėsiu, čia man nepriklauso, aš vyras ir visa kita, čia vaiko pozicija. Ne. Ir kai vyras va tą visą reikalą nulaužia, ta prasme, eina į tą kontaktą, tada. Tai va, tai kad sakau, vyrai, dar kartelį, ne dėl moterų tai darot, netgi ne prieš mane ar prieš kitus tos savo draugus vyrus darot, ta prasme, dėl savęs. Dėl savęs, dėl savo evoliucinės kelionės kaip vyro. Būtent gimėm berniukais, visko buvo, ta prasme, ne pas mane viena ten ta vaikystė keista ar kažkokia tai, bet klausimas yra toks, ką aš su tuo darau. Palieku taip, kaip yra ir sakau, nu ką, buvo, kaip buvo, ta prasme, aš išeinu iš to, arba aš, ta prasme, nuo to atsispiriu. Čia vat ir gaunas tas geras momentas, kur aš kalbėjau toje evoliuciniai pusėje, kad, sakau, žmogus iš principo yra ta klaida, kuri išvystė vienintelį organą, tai yra intelektą. Ir tada per tą intelektą pasiekia rezultatą. Nu, tai jeigu tas, nežinau, evoliucijos virsmas mums davė tą intelektą, tai gal visai logiška būtų, ta prasme, tą intelektą ir panaudoti. Ir klausimas, kam? Ne tam, kad ten, kaip čia, sėdėti kažkokiuose kvailuose įsitikinimuose, aš nekalbu, aš nedarau to, ne, čia yra užstrigęs intelektas. Vaikiškumas irgi yra. Būtent jo. Intelektas, jisai, ta prasme, turi prasme, kada jisai yra naudingas tau. Tai kitaip kalbant, ta prasme, ar tas tavo užstrigęs intelektas yra tas, kuris tau komanduoja, tai reiškia, tu ilgiesi pagal tas programėlės, kurias tu ten turi, ar tu tai naudoji kaip įrankį, ta prasme, tam, kad pasiektum geresnių rezultatų savo gyvenime dėl savęs, didžiosiam raidėm. Tai va, gerai. Ar turi dar kažką iš savo tų sistemų? Tai aš dar vieną tą paprasto vyruko tipažą, kuriam ir taip viskas gerai ir jam nieko nereikia. Toksai kaip pasakė mano vienos draugės vyras, šiuolaikinis hipis, jam ir taip gerai, jam nieko nereikia. Jis bendrauja atviras, tiesiai pasako, neturi kažkokių tikslų, užmačių, jo pasaulis paprastas, nekomplikuotas. Ir kai susipažįsti, sako, aš paprastas, aš irgi ieškau tokios labai paprastos, tai va, jam nieko nereikia. Nemėgsta sakyti komplimentų, ieško nesudėtingos moters, nes nenori apsikrauti. Tai jeigu norite iš gyvenimo semtis saujomis, jūsų norai jam bus per dideli, jį gąsdins. Jeigu esate auganti asmenybė, siekiate kažko, tai jį vieną dieną prauksite ir jisai liks ten, o jūs kažkur pakilsite ir jūsų keliai išsiskirs. Tai va dažnai tokie vyrai sako, labai noriu, kad moteris mokėtų džiaugtis nieko arba labai mažais dalykais, arba kad jai nieko tokio čia nereikėtų, čia gyvenimas paprastas, ko čia norėti, galim gyventi ir paprastai, nu tai va toks paprastas vaikinukas, kuriam ir taip gerai ir jis nenori niekur judėti. Tai dabar užbėgsiu į priekį ir taip liūdna gaida, bet šitą visą tokių vyrų tik tai daugės. Paaiškinsiu, kodėl. Kažkada čia dirbau prie statistikos ir pasidomėjau, kad yra dabar tokia problema, kad jeigu taip lyginam, pavyzdžiui, kas buvo anksčiau ir kas yra dabar, paimkim, pavyzdžiui, tokias savokas kaip seksualumas, tai poreikis tam, ta prasme, mažėja proporcingai. Klausimas, kodėl? Atsakymas mokslininkų yra toks, kad tai labai stipriai yra susijęs su instinktais. Instinktai yra aktyvuojami tik tai tada, kada žmonės, reiškia, kažkaip tai yra stimuliuojami per tą išgyvenimo prizmę. Ką tai reiškia? Normalus dalykas yra pamatyti, pavyzdžiui, važiuoja vaikinas ir mergina, jie patyrė avariją, vos tik išlipę iš mašinos, jie bėgs į krūmus pasimylėti. Dėl ko? Čia gyvuliška prasme buvo įjungtas instinktas, ta prasme, jie vos ką tik nemirė ir dabar staigiai reikia pratęsti giminę.
Normalu. Va, kaip normalu, ta prasme, nėra taip, kad kiek pamatai avarijų, tiek žmonės bėga į krūmus, ne. Bet aš šitą pusę spaudžiu, tarsi santykinai tai yra normalu, ta prasme, nes būtent, sakau, mirties akivaizdai, pa žmogų iš karto įsijungia instinktai ir jisai nori tai realizuoti. Tai va, į kurią pusę spaudžiu. Aš dabar tavo tokią, santykinai galima sakyti, modernę kartą vadinu pupuliukų kartą. Ir vat pupuliukai, tie tomukai, ką aš prieš tai minėjau, ta prasme, jie taip pat minkštai pūkuotai užaugia ir visa kita. Tai pirmas dalykas, nėra poreikio tam seksui ir galbūt tai nei gerai, nei blogai. Ta prasme, nes dėl to būna kitų bėdų, bet šitą visą, ta prasme, jie būtent neturi kažkokių tai ypatingų tikslų, ta prasme, neturi kažko tai ten noro kažkam tai kažką tai įrodyti, ta prasme. Ar yra kažkiek globėjiški? Ne, jie tokie labiau egocentriški į save, bet galbūt jie jau tokie, vat, nu kaip čia, vat įsivaizduokim paauglį, kuris vat, kažkaip užaugo, vat, paauglystė, jau jisai gali kažką daryti, ką gali ir suaugęs, ta prasme, bet jam toliau augti nereikia. Vat kažkas tai tokio. Ir ekstremalų atvejį papasakosiu, kalbėjau su vienu žmogumi, reiškia, jisai pasakojo apie ne per seniausiai įvykusi darbo interviu. Į darbo interviu atėjo vyrukas, kuris ieško darbo, ir su juo atėjo jo mama ir tėtis. O, viešpatie. Interviu metu į klausimus atsakinėjo mama. Tadam! Ir šitą visą kažkaip subjektyviai, stebėdamas tiesiog tai, kas vyksta, sakau, taip spėju, tokių keisų daugės. Daugės. Tai va, tai galime mes tada eiti turbūt prie tos kitos dalies ir ne, ką tiem vyram daryti. Jo, eisim prie tos kitos dalies. Prieš einant prie kitos dalies, kolegės, noriu priminti, kad mus remia apatinio trikotažo parduotuvė ir aš vėl pamiršau pavadinimą. Patraukli.lt. Man priminė Aušra patraukli.lt ir 40% nuolaidai įvedus nuolaidas kodą Virozaurai. Aušra, primink, tavo prizas koks? Mano prizas yra paskaita apie pagrindinius vyro ir moters poreikius. Paskaita skirta tik moterims, tiem, kas pasidalina šituo įrašu. Va, ir negaliu šitą visą, va dabar čia kažką uždėsiu. Čia yra vyrukų komentaras, jis rašo, o aš nenoriu Aušros prizo, jinai specializuoja skyrybos. Tai dabar įsivaizduok, jo, jisai padovanos savo draugė, ta prasme, man sužinos, kaip ją išsiskirti. Tai aš tiesiog noriu patikslinti, ta prasme, tavo tema nėra ten apie skyrybas. Ne, o dabar aš užbėgsiu ir papasakosiu istoriją iš savo gyvenimo tikrą. Kažkada teko nuvažiuoti į Šiaulius ir Šiauliuose vesti mokymus ir ateina viena moteris, reiškia, ir sako, jūsų knygos dėka aš išsiskyriau su savo vyru, nu, kas būtų okei, ta prasme, kažką perskaitė, kažką suprato, toks, nu, nei gerai, nei blogai. Ta prasme, aš tom nei didžiuojas, nei liūdžiu, va, bet jinai sako taip, sako, mano vyras, sako, pasiėmė tą knygą, sakė, ta prasme, kai sutiks Sadauskas, sakė, duosim į dūdą. Dėl ko duosi dūdą, ta prasme, atvirukas suprato taip, ta prasme, kad jeigu ne ta knyga ir ne ta informacija, kur yra knygoje, jinai būtų kažko nesupratus ir jie nebūtų išsiskyrę. Aš galvoju, asilė, ta prasme, tu galvoji, kad problema su knyga. Tai va, tai jisai nepasiėmė to, ką turėjo pasimti, reiškia, ir kažką ten pakeisti savo gyvenime, savo mąstymę, savo elgesį, aš nežinau, bet idėja ta pati, ta prasme, kad va, kažkoks vyrukas Šiauliuose, ta prasme, nori su manim pasistumdyti, mielai kviečiam. Va, ir šita visa ir tema yra mano knyga. Tai va toks antispamas, nežinau, antireklama ar kažkas tai tokio. Gerai, ir mes dabar einame į trečią dalį, ta prasme, tai yra mūsų finalinė dalis, nes mes jau čia beveik valandą. Taip, dar 10-15 minučių ir... Taip, atsakysim jūsų klausimus, tai prašom uždavinėti. Ir dabar prieš atsakinėjant į klausimus, reiškia, mes pabandysim tą reikalą surezumuoti ir pagrindinė to rezumavimo tema ir yra, ką mes manom, tiek aš iš tos vyriškos pusės, tiek, reiškia, Aušra iš moteriškos pusės, ką vyrai galėtų padaryti, ta prasme, kad jų ta gyvenimo kokybė pasikeistų. Aš jau kažkuria prasme, matyt, užbėgau į priekį ir jau ten pradėjau apie tai kalbėti, aš tiesiog irgi tą patį prisiminsiu, bet parezimuosiu. Aš subjektyviai manau, išeidamas tik tai iš savo patirties, ta prasme, kad kiekvienas vyras turėtų pas save vystyti 4 vyrus, tai yra tas vyriškas vyras ir ten matavimas yra paprastas, tai yra rezultatai. Toliau jisai turėtų vystyti savo tą moterišką pusę ir ten esmė yra emocinis intelektas ir matuojama labai irgi paprastai, su kiek žmonių esi susipykęs, su kiek žmonių turi gerą santykį, kaip moki palaikyti tą emocinį ryšį ir panašiai ir panašiai. Trečias vyras, kaip ir minėjau, yra tas pats tėvas. Tai yra, kiek yra pas tave ten to tokio, kaip čia davimo sociumui, davimo visuomeniai, pasirūpinimų kitais, draugais, kolegomis ir panašiai ir panašiai. Ketvirta pusė, kaip ir minėjau, sako, yra va tas vaikiškas, tai pas vaikišką vyro pusė yra ta vieta, kur kyla norai.
Vyriška pusė yra ta, kuri leidžia tos norus realizuoti. Emocinė pusė yra ta, kur realizuojant šitos norus aš neįžeisiu arba neįskaudinsiu kitų, ta prasme, ir tame, ką aš darysiu, bus geras santykis su kitais. Pateiksiu pavyzdį. Vaikiškas vyras susimanė prekiauti narkotikais. Vyriškas vyras prekiauja narkotikais. Klausimas dabar su tuo emociniu, kaip tu jauti, ir ypatingai su tuo pačiu tėvu, kaip tu jautiesi, ta prasme, suprasdamas, kad tu naikini tą artimą savo, kuriam tu pardavinėjai tos narkotikus. Tai va čia ta moralinė pusė, bet idėja ta pati. Tai va, jeigu žiūrime bet kokią vyro perspektyvą, sakau, vyrai, dar kartelį, klausimas jums, kas pas jūs? Numeris 1. Vyras moteris, vyras tėvas, vyras vaikas. Taram. Ir būtų labai fainai ir idealu, ta prasme, kad visos 4 pusės kažkuria prasme būtų ganomos. Tai ypatingai reiškia, visų pirma, reikėtų skirti dėmesį tai savo silpnai pusei. Tai čia pirma dalis. Ir jau minėjau, bet dabar vėl didžiausiam raidėm, ta prasme, vyrai. Jūs ne dėl Aušros, ne dėl manęs, ne dėl savo žmonos, ta prasme, jūs to turėtumėt norėti dėl savęs. Nes jeigu prisiminsit tą vaikystę ir yra pas jūs ta vaikiška vyro pusė, ten buvo noras, tai va tos svajonių pilis, aš noriu ten, nežinau, pastatyti restoraną, padaryti tą, su jom viskas tvarkoja. Aš dar kartelį kartuoju, kad vaiko gebėjimas ir yra norėti, svajoti ir panašiai. Klausimas yra toks, ko trūksta tam, kad tai pavirstų į realybę. Tai reiškia, trūksta tos vyriškos pusės, galbūt tos moteriškos, galbūt tos tėviškos, nežinau, sakau, kiekvienas atvejis unikalus, bet esmė yra ta pati. Tai va, norėt svajot, liuks, klausimas toks, ar tu gali? Tai va, ar tu gali, ta prasme, yra tame vyriškam departamente ir tas reikalas, kaip ir kiekvienas raumuo, kaip ir kiekvienas gebėjimas, ta prasme, jisai yra treniruojamas. Klausimas tik tai yra toks, kur tu kreipi savo dėmesį. Tada, tai dabar vyram pasakyk, Aušra, lifehackus, kaip ten tapti kažkokiu tokiu, kad atgauti visas moteris ir būti ant pačio mieliausių gyvenimo. Net ne vyram, žinok, aš labiau, ką nedaryti, daryti moteriams vyrų atžvilgiu. Geras kampas. Taip, toks papildymas. Tai aš sakau, kad, kaip ir sakiau, mes iš prigimties esam skirtingi. Jeigu mes moteris jau gimėm tą moteriškam pavidalę, tai mokykime suprasti, kas tas moteriškumas. Tai kaip vyrai auga per tas keturias, nežinau kaip tas sritis, ar ne, kurias tu įvardinai, taip moteris auga per savo 5. Yra karalienė, mama, meilužė, dukra, sesė. Visos turi po 20%, sudaro 100%. Žodžiu, moteriškumas nėra tik tai suknelė arba sijonas, kaip dabar kažkas galvoja. Moteriškumas yra būsena, tas jausmų savo, jausmingumo, vidinio pasaulio pažinimas, gebėjimas išgirsti savo poreikius, nebijojimas pažeidžiamumo. Tai ką daryti moterims su vyrais bendraujant, kad vyrams pradėtų augti tas vyriškumas, kad mes savo elgesiu visuomenėje pradėtume daryti pokytį vyrų gretose. Atitinkamai mūsų bendravimas turi pasikeisti. Tai kaip mes, kaip moteris, turime bendrauti, gerbti save nuo pirmos pažinties akimirkos, einant į santykį, drąsiai ir grakščiai pasakyti ne ir mokėti parodyti žalią šviesą, kai yra tam tinkamos ir palankios aplinkybės. Turėti savo vertybės ir nebijoti jas iškomunikuoti, nepaisant to, kad jos tikrai ne visoms patiks. Nenuleisti savo kartelės iki plintuso ribų ir neturi būtinai tokia žema, kad kiekvienas ją galėtų peršokti. Gimti tai vieno dinozauro reikia, bet ne 100. Tai žinoti, ko norit, būkite įdomi pati savo. Ar ne? Neprilipti prie vyro. Ir kitas dalykas yra labai svarbu. Mes šiandien daugiau kalbam, Žydrūne, apie vyrus, o iš esmės kalbam bendrai apie santykius, ar ne? Tai santykiuose yra ir vyras, ir moteris. Kalbėjom, ko nori moteris, bet tam, kad atsiskleistų vyruose tas vyriškumas per visas 4 prizmes. Per tą vyrišką, per visas tą, ką tu išvardinai, ar ne? Tai moteris turi žinoti, ko nori vyrai. Ir dažnai mes iš to seno kirpimo galvojam, iškepiau kotletų, pasimylėjau ir viskas, vyrui to pakanka. Deja, ir toli gražu, tai yra visiškai ne apie tai. Vienas iš pagrindinių poreikių taip yra intimumas, o kiti 2 kotletų juose nėra. Tai tas, kas pasidalins paskaitos įrašų, turi galimybę laimėti mano paskaitą apie būtent tą. Ir, žodžiu, reikia žinoti, kaip mokėti būti gražia ir kaip bendrauti. Ir dabar ko nedaryti?
tikėkit, vertinkit vyrą pagal veiksmus, o ne pagal žodžius. Žydrūnai tikrai paantrins, ar ne makaronus mes čia tuos ant ausų leidžiam kabinti, o vertiname vyrą pagal tai, kaip jisai elgiasi. Žinokit, sako, myli, o muša, sako, gerbė, o tyčiasi prie draugų. Sako, pasilgo, bėga savaitėlių, linksmintis ten grįžta po 3 dienų paryčiai. Sako, myli, nori vaikelio, bet kol kas jis susituokė su kita ir galvoja, kad myli jūs abi. Tai va, žiūrėkit, ką vyras daro, o ne ką sako. Ir dabar kaip padėti dar vyrams būti vyrams ir žydėti savo visame vyriškume. Nepriimkite už jį sprendimų, leiskite būti vyrams, tegu galva suka jis, o ne jūs. Nekonkuruokit ir nekovokit. Rinkitės tokį, kurios nereikės perdarinėti. Netoleruokit netinkamo elgesio iš pirmo karto. Ir, žinot, labai geras toks, aš sakau savo klientėm, pagalvokite, ar tas vyras, su kuriuo dabar bendraujate, norėtumėte, kad jūsų sūnus būtų panašus į šitą vyrą. Tai čia toks labai geras pasimatavimas. Leiskit klysti, suklydus nenuplakit, kartais nesimeskit, kad nieko nebuvo. Nebūkit mama, vieną mamą visi vyrai jau turi, ar ne? Mokykitės perleisti atsakomybės. Jūs neturite būti kupranugarių, o vyras jaučiasi reikalingas ir svarbus, kai jisai gali kažką duoti ir būti naudingas. Taip, Žydrūnai? Tai va, nekalbėti apie skyrybas kiekvieno konflikto metu, draugų akivaizdoje, net jeigu vyras ir neteisus, tai reikėtų palaikyti jį. Ir išlikite, mokykitės išlikti moterišką. Sulėtėkit, atsigręžkit į save, mažiau kontroliuokit, mažiau vadovaukit. Tai vat ir taip savo tokiais veiksmais arba kaip tik neveikimu galite vyrams padėti tapti labiau vyrais. Ir moteris, kurios auginate berniukus, pagalvokite, ar nekišat pagalbės ties kiekvienu žingsniu ir ar leidžiat eit nusibalnot, nugriūt, nosį ten nusibalnot, žodžiu, ar patirti savo veiksmų pasekmes. Tai iš manęs tiek tų patarimų. Tada aš pareflektuosiu ir dabar aš kaip iš moters perspektyvos pabandysiu irgi moteriam duoti patarimų. Tai vyriškas labai paprastas patarimas, merginos, neduokit. Paaiškinsiu, ką aš turiu minėti su to neduokit, ta prasme, čia yra plačiau, giliau, bet logika yra tokia, reiškia, teko pažinoti vieną tokį mergišių ir aš jo klausiu, kame tavo paslaptis, jis sako, labai paprasta, aš prie visų prieinu ir paklausiu, ar duosi, 9 iš 10 sako, ne, viena duoda, bet kai surenki visą skaičių, gaunasi gana įspūdingas skaičius, tai kurią pusę ir spaudžiu. Vyras, prisiminkit, iš tos archainės senoviškos pusės, ta prasme, kažkuria prasme yra medžiotojas. Tai grubiai kalbant, kuo sunkiau pagaunamas briedis, kabutės atsidaro ir užsidaro, ta prasme, tuo daugiau tame briedė yra vertės. Tai lygiai taip pat su moterim, ta prasme. Dabar kalbant apie tą briedį ir moterį, vat ką Aušra minėjo, aš tik tai galbūt įvardinsiu kitų žodžių, vyrai vertina tas moteris, ta prasme, kurios myli save. Ir vyras, kurį mylės moteris, ta prasme, bus tas, kuris save myli. Jo, nėra iš kito galo. Tos mamytės, kurios myli vyrą, bet nemyli savęs, ta prasme, jų vertė yra minus 12 centų. Neįsižeiskit mamos. Neįsižeiskit mamos. Tos princesės, kurios yra įsimylėjusios save ir nemyli savo vyro, irgi pasmerktos susidurti su tuo, kad pasibaigus lovos reikalams, su jom labai neįdomu, ta prasme, nes jos įsimylėjusios save. Tai va čia tas balansas, ta prasme, jisai turi būti visur. Dabar va, čia specialiai išsikėliau komentarą, reiškia Giedrė rašo, darnioje poroje, tai kai 69 neįmanoma įvardinti, kuris 6, kuris 9. Giedrė, čia aš subjektyviai, bet iš savo pusės nesutiksiu su jūsų nuomonė, paaiškinsiu kodėl. Poros irgi yra klasifikuojamos ir jeigu mes dabar grįšime į lietuvių kalbos gramatiką, lietuvių kalbos gramatikoje yra toks terminas, reiškia, kad vyras turi vesti, moteris turi ištekėti. Aš kaip žmogus, kuris matė daug visokių variantų, sutinku su tuo, kad nebūtinai vyras turi vesti, gali moteris vesti, bet aš labai sutinku ir labai esu įsitikinęs iš praktinės patirties, kad poroje vienas turi būti vedantis. Tada pora juda. Mano subjektyvia nuomonė, tai, ką jūs rašot komentarė, ta prasme, čia bus pora brūkšnys draugai. Na, du žmonės, apylygės potencialas, nei vienas neveda, nieks niekam neaiškina, gražiai sutarė, bet pora niekur nejuda ir neauga.
Mano subjektyvi nuomonė. Galbūt pas Giedrį yra kitaip, aš nežinau, bet tiesiog sakau iš savo patirties. Draugų pora yra pakankamai darni bendravimo prasme, bet seksas yra -10 ir judėjimo jokio. Tai fainai su draugeliais, bet kažkaip su draugeliais nei mėgoti noris, nei kažkokiu ten kalnų užkariauti ir panašiai. Fainai. Tai va, tai čia mano subjektyvi. Galbūt aš Giedrė klystu, sakau, galbūt jūs visai turėjote omeny kažką tai kitko, bet tiesiog atsakant į jūsų tą komentarą. Gerai, ką mes dar turim iš klausimų? Skambina mamos dėl sūnų vis dažnai. Diana sako. Va, tai Diana beje, kas yra įdomu, reiškia, yra personalo atrankos įmonės vadovė. Ir Diana sako, kad skambina mamos dėl sūnų. Tai pažiūrėkit, koks yra trendas, kokia yra tendencija ir tai yra baisu. Mamos eis į darbo interviu, ta prasme, nes mamos jau derina tos pirmus susitikimus. Nu, man čia kažkas tokio. Aš tada prisimenu visą laiką savo babą, kuri, kai mes parbėgdavom iš lauko, reiškia, duodavo šaltą vakarykštį blyną, o mes sakydavom, nenoriu. Jinai sakydavo, karo jums reikia vaikučiai, karo, tada tie blynai bus skanus. Tai nelinkiu karo, bet puikiai suprantu, kad vat, kaip ir minėjau, reiškia, vat, jeigu stebiu istoriją ir analizuoju istoriją per būtent tą psichologinę pusę, nu, iš tikrųjų, žmogus mobilizuojasi tik tada, kada yra levelis šikna, kada yra viskas fainai, žmogus iš principo degraduoja. Tada mes gaunam 2 berniukus, gražiai susiglaudusius, važiuojančius elektrinių paspirtukų ir rūkančios vieną aikos ant 2. Tada. Taip, Lietuva tinka klausia, iš pliuso pereiti į minusą, manau, yra paprasta, ar bent ne taip sudėtinga, kaip iš minuso pereiti į pliusą. Gal yra koks patarimas, ar bent mažyti užuominą, kaip tai pradėti. Aušra tikriausiai turės savo versiją, aš savo pasakysiu. Esminis dalykas yra toks. Jeigu mes paimam bet kurį žmogų, ta prasme, to žmonės galima karpyti įvairiais kampais. Va čia mes matėme vyriški variantai, moteriški būna variantai, porų variantai, o jūs marė, čia mano duona. Bet į kurią pusę aš ir spaudžiu, ta prasme, jeigu paprastai paimu žmonės, tai aš segmentuoju visų pirma į 2 kategorijas. Ir kategorijos yra kokios? Yra miegantys žmonės ir gyvenantys žmonės. Kas yra miegantys žmonės? Tas miegojimas iš tikrųjų yra atmerktom akim ir tai yra. Jie tiesiog po tokiam šablonė, grubiai kalbant, vat, ką gavau vaikystėje, ką išmokau, tą darau, ta prasme, toks nei laiminga, nei nelaiminga, toks kažkur vat, per vidurį ir panašiai. Ir ten toks vat, gyvenimas, reaguojant į aplinkybės, išeinant iš savo charakterio, iš to, kas buvo ir panašiai. Toks vat, nu, kaip čia, kur nuneš, mes nežinom, bet ta prasme, žmogus nesupranta, kad jis kažką savo gyvenime gali pakeisti. Ir dabar antra kategorija, tai būtent tie, nu, žinau, kad žodis sąmoningi yra žiauriai nuvalkytas, bet kažkuria prasme jie sąmoningi, o tai reiškia, aha, aš suprantu, aš pas save turiu bėdą ir automatiškai tavęs aš ieškosiu dabar atsakymų, kaip tai galima pakeisti. Tai vat, kalbant apie tą, reiškia, Lietuvoje teisingos klausimą, tai ir sakau, bėdos pastebėjimas jau pakankamai nemažas problemos sprendimas. Nematuosim procentais, bet esminis dalykas yra toks. Dabar būtų labai fainai, ta prasme, radus problemą, pakelti užpakalį ir pabandyti paieškoti sprendimo. Nes kita problema, kurią aš dabar matau, ta prasme, yra labai daug žmonių, kurie yra intelektualiai nušvitę. Intelektualiai nušvitę tai yra, žmogus sėdi šūde, tu su juo kalbėsi, jisai sako, aš žinau, bet aš žinau. Techniškai, teoriškai jisai viską žino, bet jis nieko nenori daryti. Tada. Tai va čia vadinasi tas intelektualinis nušvitimas. Žinau, bet rezultato nėra. Bet žinau. Tai va, tai nežinau, gal nori kažką pareflektuoti į Ingos tą, kaip pereiti iš minuso į pliusą? Iš minuso į pliusą, čia jeigu santykiuose. Santykiuose būna irgi vienas minusas, kitas pliusas. Jeigu tu esi minuse, tu neturi iškoduoti, tu turi save pamaitinti, va ir viskas. Nustoti maitinti pliusą, pasimaitinti save ir tu tapsi pliusą. Būtent. Dabar Asta klausia, reiškia, koks yra vyras pasak jūsų klasifikavimo, kuris po konflikto ginčio nesikalba daugiau kaip mėnesį ir daugiau net kurie ryšį ignoruoja. Atsakymą rasim labai paprastai. Klausimas yra toks. Kokiu jūsų gyvenimo etapu buvo normalu papūst lūpą ir grasinti mamai, kad nesikalbės? Vaikystė. Ir kas įdomiausia, ta prasme, kaip tie vyrai išmoksta, ta prasme, nu, čia yra tiesiog tėvė mūsų, o tai reiškia, kad šitą visą, jie vaikystėje žaidė tą žaidimą su mama tai veikia, dabar jau jie užaugo, ta prasme, bet tas vaikiškas metodas, ta prasme, jisai užstrigo ir jie dabar tai naudoja su žmona. Tai dabar aš jums duosiu tokį labai gerą life hacką, kaip tą reikalą galima labai lengvai nulaužti. Vos tik jūsų vyrui užėjo papūstos lūpytės sindromas, tai reiškia, jisai nesikalba su jumis, nes jūs ten kažką neteisingai padarėt, kažkur neteisingai pažiūrėjot, gal su stulpeliu permiegojot, kuris šalia jūsų namų, ta prasme, ten variantų būna daug, bet idėja yra ta pati. Tai dabar jūs, kai tik tai vyras išėjo į tą
tylėjimo fazę, pradėkite elgtis taip, tarytum jūsų vyro net nėra namie. O tai reiškia, ta prasme, grįžkite iš darbo, uždėkite artimiausią kioskelį, būtinai nusipirkite gražią puokštę gėlių, parsineškit gėlių, tada šitą visą susitelkit su drauge, kad jums paskambins, jūs ilgai kalbėsit, labai garsiai juoksitės, ta prasme, ir tą patį vakarą su drauge išvarysit į kavinę. Vyro tai nėra namie, su jumis niekas nesikalba. Va, tai grinai žaiskite tą patį jo žaidimą, tik tai dabar skirtumas yra koks. Jisai ten tada prieš mamą papūsdavo lūpą ir su mama tai veikia, mama iš karto duodavo saldainį, ar ko jisai tenais norėjo, ta prasme. Ir dabar jeigu jūs reaguojat jo tą nekalbėjimą, tai iš principo jūs jam padedat, tik tai kalbant elgitės kaip ta pati mama. Jaučiatės kalta. Ir jisai tą kaltę spekuliuoja. Antras labai svarbus dalykas, ta prasme, tai va čia ta vaikiška pusė, o kita pusė yra, tai iš principo yra emocinis nebrandumas. Elgtis vaikiškai, infantilumas, bet tuo pačiu, ta prasme, tai yra tas emocinis nebrandumas. Tada, tai va jūs pabandykit būti brandi moteris, ta prasme, kurie kai vyro nėra namie, linksmai leidžia laiką su draugiam, perka savo gėlės, tegu vyras galvoja, ir jau yra tas reikalas išbandytas, ta prasme, tai čia va tų gėlių ir užteko. Ta prasme, vyrui ten nusprogo visos lempos, ta prasme, jūs pradėjo klausinėti, iš kur gėlės. Tai va. Tai va, man klausimai ir baigėsi. Jo, klausimų daugiau nebeturim. Tai ką, mėlyje, mes dabar jau eisim į padėkų etapą. Taip. Ir priminimo etapą. Tai vat noriu priminti, ta prasme, kad patraukli.lt remia šitą mūsų laidą ir šitą visą jūsų laukia ypatingai gera kaina, 40% nuolaidai vedus žodį Virozaurai. Toliau šitą visą antrą dovaną turi Aušra. Aušra, primink. Paskaita puslapyje mūzanamuose.lt pagrindiniai vyro ir moters poreikiai yra moterims, toms, kurios pasidalins šitos transliacijos dabar įrašu ir aš pabaigoje išrinksiu iš tų moterų pasidalinusių vieną laimėtoją. Ta pati Asta parašė, to aš iškelsiu. Va. Nesuveikia, susirado kitą. Asta, šokinėkit iš džiaugsmo. Jūs dabar turit galimybę susirasti normalų vyrą. Kam jums vyras, ta prasme, kuris su jumis elgiasi vaikiškai ir jūs baudžiate ant to savo tylėjimu. Ne, čia tik tai gerai išėjo. Tai va, tai dėkojam visiems, primenam, dalinkitės ir kaip minėjau, reiškia, rytoj išrinksim, šiandieną nebus laiko, bet rytoj išrinksim tuos, kurie šiandieną pasidalino šituo laivu. Ir viena iš jūsų, reiškia, padovanosim galimybę išsirinkti bet kokį ten apatinio trikotažo komplektą iš patraukli.lt. Ir Aušra savo ruožtu, reiškia, išrinks irgi vieną nugalėtoją ir padovanos savo paskaitą. Tai va, mėlyje, dėkojam, kad buvot, gero likusio laiko ir iki sekančių neapibrėžtų sugalvosim, padarysim, nesugalvosim, nepadarysim. Ačiū tau, Žydrūnai. Iki. Dėkui, Aušra, iki.